Daugiau nei 700 Klaipėdos moksleivių nusprendė savo mokyklinius suolus iškeisti universiteto auditorijas. Visą savaitę uostamiesčio moksleiviai lankėsi Klaipėdos universiteto paskaitose. Čia jie ne tik galėjo susipažinti su universiteto dėstytojais bei jų dėstomais dalykais, bet ir pabūti tikrų studentų kailyje. Aš noriu studijuoti mediciną ir, kaip žinoma, norint studijuoti mediciną reikia chemijos egzamino. Tai kad galbūt kažkiek daugiau žinių sužinoti, pasistengti, geriau išlaikyti egzaminus ir tiesiog manau, kad tai bus didelis indėlis į mano egzaminą ir tolimesnę ateitį. Savaitei studentais tapę moksleiviai tikisi pasinaudoti projekto metu įgytomis žiniomis. Tikrai norėjau daugiau sužinoti apie profesijas, kurias norėsiu pasirinkti ateityje ir šiaip iš tikrųjų praleisti gerą laiką ir ką nors išmokti daugiau, ką galėsiu pritaikyti vėliau. Projektas Iškeisk pamoką į paskaitą sulaukė didžiulio pasisekimo. Tikimasi, kad kitąmet projekte dalyvaujančių mokyklų bei jų ugdytinių skaičius tik augs.